Proto įspaudų programavimo procese, kuris vyksta nuo 0 iki 3, o vėliau nuo 3 iki 7 metų, programuojant vaiką galima sukurti tokį suaugusį. Būtent tai buvo daroma su daugeliu žmonių, su daugeliu iš mūsų, kurie buvo įtraukti į tuos dalykus. Kiek jūsų yra tas mes? Na, aš manau, kad tiesą sakant tai, ką žinau, manau, kad 98% vaikų dalyvavusių šiuose programuose dabar yra mirę. Dauguma tų, apie kuriuos kalbu, buvo vyriškos lyties ir 99% atvejų siela pasirinko palikti kūną. Kai kurie vis dar gali apie tai prabilti. Aš prabylu dabar, nes to norėjau nuo 2008-ųjų, kai užplūdo prisiminimų srautas, sugrįžo daugybė prisiminimų. Bandau tiksliai išsiaiškinti, kas vyksta, nes man reikia žinoti, kas iš tikrųjų nutiko. Tad, kai sakau mes, manau, kad vaikai buvo naudojami iš kiekvieno žemyno ir jie buvo testuojami. Tai beveik kaip, buvo toks filmas, dabar neprisimenu pavadinimo. Jie testuoja vieną prieš kitą. Tai beveik kaip varžybos. Jie žaidžia vienu prieš kitą tarsi vaizdo žaidimą. Turiu omenyje, tu esi žaidžiamas prieš Kas Boltas prieš tave ir Heilį ir visus kitus. Bet Heilį taip pat tame dalyvauja kaip monarchas. Taip, absoliučiai. Ir kiti monarchai atvyko į susitikimą, kuris vyko Baržoje valandžio 27 dieną. Anglijoje atsirado ir kitų superkarių su daugybiniais implantais. O, taip. Ir jie, atrodo, dalyvauja kažkame panašaus į susitikimus su ateiviais. Egzistuoja kačių rasė, liūtų rasė. Manau, kad jie tai mėgsta. Tai naudoja daugelyje monarch programų. Tiesą sakant, nežinau, kodėl jie naudoja kates ar koks ten susitarimas, bet jie tai naudoja apmokymams. Tad vaikai paverčiami kačiukais, net visa Hello Kitty koncepcija tuo remiasi. Taip, Top Cat ir visa kita. Taip. Tomas ir Džeris, peliukas. Tikrai taip, tai tiesiog jų sustiprintas programavimas. Taip pat minėjote, kad sutikote šešėlinės esybės, tokias pačias būtybės, kurias sutiko Saša Kristi ir kiti. Juodo šešėlinės esybės čia Javų ratų vietovėje, Vilčyre, kur mes esame. Yra Javų ratų kūrėjų, kurie teigia, kad darydami ratus susidūrė su didelėmis 6 ar 7 pėdų apie 2 metrai juodomis esybėmis, šešėliais. Taip. Ir aš manau, kad buvo sudaryti sandėriai. Tai yra, turiu omenyje, jie buvo nufotografuoti. Taip. Ir jie atrodo labai panašus į Junior juodą esybę, kurią Prestonas Nicholsas vadino Junior Montauko projekte. Taip, kai kalbinau jūs anksčiau, jūs turėjote Montauko knygą. Taip, ten yra daugybė ryšių su Montauku. Ar norėtumėte tai trumpai pakomentuoti? Taip. Montauko vaikinai. Montauko projekte jie paprastai naudojo vyrus dėl kietai suprogramuotos vyriškos energijos, kuri yra tarsi sprogstanti į išorę nukreipta energija. Tad naudojant kelionės kėdę, Tripsit, jie norėjo ten turėti vyrus, nes tai būdas projektuoti vaizdinius į eterį, kad jie taip materializuotųsi. Tuo tarpu moterų energija yra labiau vidinė, todėl jie tam naudojo vyrus. Jie naudojo specifinius vyrus, per kurių kundalinį ar seksualinę energiją buvo galima manifestuoti realybės. Manau, kad kelionės kėdė yra atgalinės inžinerijos būdu sukurta laivo dalis, kažkokios formos laivo. Ir jie tai naudoja realybei manifestuoti. Turiu omenyje terminą kelionės kėdė. Prieš 20 metų vartojo Barry's Kingas. Gerai. Tad tai tarsi patvirtina tai, ką jie sakė. Nesu to matęs, bet taip, tikrai. Jie naudojo tą kėdę Pėstmore vietovėje, netoli nuo čia. Ir tai dažnai iškyla, ar ne, Mailisai. Jaučiu, kad įvyko masinis grobimas, bet tai buvo padaryta tam, kad būtų užtikrinta.
Jie tarsi surinko visus kartu. Ir tada įvyko. Ir tai niekieno kaltė. Kiek suprantu, mes visi buvome į tai įtraukti. Manau, yra sielos kontraktas, pagal kurį turėjome atsidurti tam tikroje vietoje tam tikrų laiku. Bet tada įvyko manipuliacija. Ir dabar tu arba supranti, kad kažkas vyksta, mes esame stumdomi nematomos jėgos. Esmė, kad jūs esate anglas. Taip. Ką jūs, vaikinai, veikite Amerikoje? Koks tas ryšys? Kodėl programavimas vyksta čia, šioje šalyje, Britanijoje? Manau, JK egzistuoja speciali programavimo rūšis, nes apie tai net nėra daug kalbama. Tiesiog žinau, net grįžęs čia, nes čia praleidau nedaug laiko. Daugiau laiko praleidau Amerikoje. Turiu omenyje, naciai čia lankėsi kaip patarėjai per Antrąjį pasaulinį karą. Jie buvo vadinami karo belaisviais, bet atrodo, kad jie buvo naudojami laiko erdvės eksperimentuose Ludlow dvare. Gerai. Žvelgdamas atgal suprantu, kad vaikystėje vykęs proto valdymas, matau visus tuos dalykus, kuriuos žiūrėdavau. Tai keista. Gerai, tu kalbinai kažką, pamiršau jo vardą, Milesai. Tai labai įdomus interviu. Bazė 8. Dave'as Merrow. Taip. Šiandien kalbėjausi su kitu superkariu, kuris turi savyje Hulkite technologiją ir jis simpatizuoja. Jis patyrė tą išsipūtimą, Hulking out, kaip ir Dave'as Merrow. Ir Dave'as vėlgi yra susijęs su visu šiuo reikalu. Taip, Truro mieste. Taip, Dave'as tikrai su tuo susijęs ir, man atrodo, prisimenu jį minint. Na, nežinau, kai buvau vaikas, buvo tokia TV laida Emu. Taip, Emu, su Rodu Holu. Ten buvo ragana. Taip, vaikų laida. Ji buvo ragana. Jos vardas televizijoje buvo Grodbaks. Tai labai specifinis programavimas. Ir aš jį žiūrėdavau. Tad tos vaikų laidos per masinę žiniasklaidą naudojamos masiniam proto valdymui. Taip, Thames televizija buvo labai į tai įsitraukusi ir giliai su tuo susijusi. Žinau, kad kalbėjote apie BBC ir Sky taip pat. Net senasis Thames logotipas, kur matai, turėčiau tau jį parodyti, gal žinotum. Jis atsiveria štai taip ir rodo simbolį kaip viršuje, taip ir apačioje. Žinai, apie ką kalbu? Kaip filme Apgavysčių meistrai. Jie tai naudoja filmo reklamoje. Teisingai. Tai sustiprina daugybę okultinių dalykų, kurie buvo įprogramuoti mums visiems dalyvavusiems tame. Ten buvo gilus okultinis programavimas. Dovydo žvaigždė, kuri turėtų būti žydų simbolis, iš tikrųjų yra tiesiog vyriškas ir moteriškas pradai, sujungti kartu. Arba, kaip viršuje, taip ir apačioje. Jie visada mėgsta tai akcentuoti. Ar turėjote omenyje vidinę žemę? Taip, vidinė žemė. Žemutinė sfera su juodąja saulė po mumis žemėje. Taip, ir aš sakau, kad tai, kas vyksta čia, mikrokosmo lygmeniu, vyksta ir didesniu mastu, tik kita versija. Tad, jei tu kalbini mane čia, tai kita to versija, kita mano ir tavo versija bendrauja kitų dažnių panašių būdų. Kaip harmoninis ryšys. Visiškai, jei tai vyksta čia, tai vyksta aukštesnėse ir žemesnėse oktavose. Taip, taip turi būti, nes tokia yra šios realybės prigimtis. Tad jie tai labai dažnai akcentuoja. Nesu tikras kodėl, bet jie visada tai daro. Manau, Žemė taip pat yra ypatinga. Jie atrodo kaip brangakmenis, ji labai svarbi.
Ir jei gali kontroliuoti ją, gali kontroliuoti ir daugybę kitų vietų. Manau, įėjimo taškas į šį dažnį yra Saulė. Ta Saulė, kurią matome patekant ryte. Manau, Helios yra Saulės vardas. Ir tai yra energijos sūkurio taškas patekanti į šį dažnį arba į šią Saulės sistemą. Į Saulę įeinama ir iš jos išeinama. O Saturnas buvo mūsų pradinė Saulė. Taip, tai buvo pradinė Saulė. Visos planetos taip pat sąveikauja tarpusavyje. Saulė turi ryšį su Saturnu. Tai yra viršutinė dalis. Tad čia pačioje mano ryšys. Aš galėčiau reprezentuoti vieną dalyką ritualuose, ceremonijose. Jie visada tai atkartoja. Jei aš sėdėčiau čia apsirengęs kaip Saulė, o tu ten apsirengęs kaip Saturnas su tais žiedais aplink save, vyktų toks ryšys. Bandau kalbėti aiškiai. Žinoma, Saturnas dabar tapo kontroliuojama jėga. Štai kodėl turėjome Saturn 5 raketą Apollo programoje. Iš pradžių Saturnas turėjo būti filme 2001 metų Kosminė Odisėja, bet jiems nepavyko tinkamai sukurti žiedų specialiųjų efektų. Visiškai, ir aš apie tai jau kalbėjau su tavimi anksčiau. Manau, kad ši sistema šioje planetoje nėra apskrita, ji yra kubinė. Mes visi tarsi Rubiko kubo dalis. Ir tas kubas yra reprezentuojamas kaip teseraktas. Taip, hiperkubas, daugiadimensinis kubas. O Saturnas, jo žiedas dabar reprezentuoja kontroliuojančiąją jėgą. Ir manau, kad Mėnulis, nebūdamas natūralus objektas, kažkaip kontroliuoja pasąmonę. Žmonijos pasąmonė buvo nulaužta. Ir dabar mes manifestuojame realybę, kuri nėra mūsų. Tai realybė. Mes esame naudojami tam, kad manifestuotume realybę, kurios nori jie. Ir kas galiausiai yra tie jie. Taip, aš manau. Manau, kad Oriono grupė, kurioje yra planeta žvaigždė, vadinama Betelgeuse ir planeta vadinama Alfa Drakonė. Taip pat Aldebarano grupė. Jie labai prisideda prie to, kas vyksta dabar, prie savotiško galutinio susidūrimo. Yra 2 ar 3 frakcijos, kurios grumėsi dėl galutinės kontrolės, sakydamos, mes tai gavome, mes perimame valdymą. Vyksta perėjimas, šios eros pabaiga, mes žengėme į naują eoną, tai Horo eonas. Bet vyksta galutinis mūšis, siekiant pamatyti, kas perims kontrolę. Kaip tas mūšis vyksta, tai nematomas karas, tylūs ginklai tyliems karams. Tai nėra atviras karas, kurį galima matyti, kur naudojami pistoletai ir bombos. Toks karas yra primityvus ir visada gali būti sustabdytas. Jei užpuoli ką nors šypsodamasis arba nupirkdamas jiems vakarienę, o tada perimi valdymą, tau visada seksis geriau. Tad manau, kad tai, kas ir kaip tai daro, yra taip paslėpta ir slapta, jog sunku žinoti, kaip viskas transformuosis. Na, galbūt bokalas ateivių pagrobimo alaus padėtų. Ties čia baigiame ir sakome labanakt. Na štai, draugai, manau dar peržiūrėsiu paskutinį jo interviu prieš jam mirštant ir galbūt jį išversiu. Na, o jūs, jei norite išgirsti kažkokį įrašą, siųskite man jį į elektroninį paštą arba Facebook'u. Dėkui už dėmesį ir iki greito.